Visiems labai ačiū, kurie atėjote, atnešėte labai brangią dovaną savo laiką. Ir malonu šiandien, kad turiu svečią Gitaną su Vytautu. Tikrai pabandykit kiekvienas savo galvoj paieškoti klausimų, nes galim Gitanai užduoti ir klausimų, ir man, ir Gitanai. Ir tiesiog pabūkime kartu, ramiai. Prisiminkim istorijas, praverskim savo gyvenimo lapus, kaip gyvenom, kaip dabar gyvenam. Aš tokį skelbimą įdomiai taip parinkau, jaučiatės pavargę. Matomai pasirinkau tą pavadinimą vien dėl to, kad kiek žmonių sutinkam, vis žmonės sako, aš pavargusi, aš neturiu sveikatos. Ir tada iškyla klausimas, čia nuo streso, nuo darbo, nuo blogo viršininko, arba labai gero, kai dažnai užsuka į kabinetą, arba gal kažkokios situacijos šeimoje, nuo, sakykime, geriančio vyro ar blogai besimokančio vaiko, o kiti tiesiog iškelia klausimą ir palieka tokią atvirą pavasariui. Visi kartoja. Gyvenimo kokybė prasideda nuo sveikos mitybos. Šiandien aš sakau, jie meluoja. Ne tik. Nes kiek tu valgyk sveikai, kiek tu prisižiūrėk save, visiems atsiranda stresas, atsiranda ligos ir bloga savijauta žmonių. Nes tai įtakoja ne vien maistas, bet tai įtakoja ir mūsų nervai. Gal visos ligos ir prasideda nuo nervinės sistemos, nuo sutrikimo, nuo įtampų. Ir kaip aš sakau, žmonės renkasi, nes yra visada du keliai. Ir aš prieš 8 metus, jau 8 metai Neolife kompanijoje, dabar jau 9 metai, pasirinkau vieną iš tų 2 kelių. Nes 19 metais, kai netekau darbo banke po 27 metų, man taip pat gyvenimas pasiūlė 2 kelius, 2 pasirinkimus, kaip aš sakau, ir pasirinkti padėjo tą kelią ir tiek sesuo, tiek mano rėmėja Raselė, nes tada abejojau, kuriuo keliu eiti. Ir kai dabar sutinku žmonės ir dažniausiai žmonės dejuoja, sako, blogai jaučiuosi, bloga sveikata ir man ypatingai po 25 metų mano gyvenimo istorijos, lygos istorijos, sutinka mane ir sako, kaip tu jauties? Aš sakau, puikiai. Kaip atrodo, taip ir jaučiuosi. Ir tada pasirinkau tą kelią su Neolife kompanija ir atėjau į Neolife kompaniją ne dėl papildų, ne dėl plaunamų priemonių grindims, langams, o tiesiog atėjau užsidirbti atlyginimo. Ir šiai dienai labai džiaugiuosi nuo 19 metų, tikrai esu Neolife kompanijoje ir šiai dienai galiu pasakyti, kad teisingą kelią pasirinkau, nes renkantis gyvenimo kelią, tu renkiesi ar gyvenimą nuo algos ligi algos, ar švęsti gyvenimą. Šiandien aš tikrai galiu pasakyti, kad aš švenčiu gyvenimą, jau gyvenimą švenčiu nuo 19 metų, net 19 metais nuo Liepos 1, kai netekau darbo, visada su savo klientais kalbėdavau banke, kad aš laukiu pensijos ir kuo greičiau ateis ta pensija, galėsiu džiaugtis kavos puodeliu savo terasoje, galėsiu džiaugtis savo gėlėmis, savo paukščių giesmėmis ir gyventi, švęsti gyvenimą. Bet deja, gyvenimas pasuko tą linkme, kad aš net nesulaukus pensinio amžiaus, 57 metų, aš netekau darbo ir tikrai tuo metu mano pasirinktas kelias buvo labai teisingas. Ir visur, kur einam, visur mes randam tuos 2 kelius, kaip panagrinėjai ir viskas priklauso nuo tavęs. Paprastas pavyzdys, skauda galva. Ir čia 2 keliai. Nori gaišk savo laiką, keliauk į vaistinę, arba tu rinkis papildus. Papildus rinkausi ilgai, nes yra didžiulė pasiūla, apie 200 pasiūlos, bet reikia rinktis patį geriausią, nes gyvenimas tau duotas vienas.
Ir tikrai nesuklydau pasirinkus Neolife kompaniją. Tai yra maistinės medžiagos, kur yra iš maisto grandinės, iš vaisių ir daržovių. Ir jie veikia. Šiai dienai galiu pasakyti drąsiai, kad jie veikia. Kada skauda galva, aš tada ieškau beta-gardo, omegos, o dar geriau, kada atsidarau ubytą ir nuo pirmo gurkšnio burnoje tiesiog praeina galvos skausmas. Tai tokie nuostabūs papildai, kurie veikia čia ir dabar ir sutaupau savo laiką, kuris brangiai kainuoja, ir sutaupau savo pinigus ir savo sveikatą. Tai būtinai paskaityti ir labai seminaros, nes dabar paskutiniu metu akcentuoja, kad skaitykite etiketės. Skaitykit ne tik vaistų etiketės, skaitykit ir papildų etiketės. Bet labai gražiai ant Neolife dėžutės yra kokybės ženklas uždėtas, ne kiekvienam gauti tą kokybės ženklą ir kas truputėlį pasidomi, tai ir sužinome, iš ko yra sudaryta, nes Europoje priimtas toks sprendimas, kad kontrolė atidavė veterinarijai papildų ir jeigu 10% yra, sakykime, natūralios medžiagos, kaip kokia dilgėlė įdėta, tai galima jį ženklinti kaip natūralų, o iš tikrųjų ten natūralumo tik yra 10%. Taip, kad aš puikiausiai žinau. Tai va, nusilpo regėjimas arba žmogus, kaip mano sesuo, beveik akla, mažiausia sesuo, mes esam 4, ir niekas nepadėjo. Nei laikas sugaištas pas gydytojus, nei vaistai, nei Anglija, nei Lietuva, nes tikrai atsinešė į gyvenimą tokią genetinę ligą ir daugumą papildų buvo išbandyta. Ir aš kaip atėjau Neolife kompaniją, sakau, tu pabandyk šitus Neolife papildus ir aš jai daviau C vitaminą, flavonoidą, karotenoidų, paskiau jinai prijungė omega ir Q10. Ir žinokitės, po kokią pusę metų jinai man skambina, aš kažkada dalinau seminarį, kad sako, pribėgo anūkėliai ir sako, močiutė, pažiūrėk, kokie balionai skrenda. Sako, vaikai, juk žinot, kad aš nematau. Nes iš tikrųjų jinai mato juodą baltą, jinai nebemato spalvų. Ir tada pakėlus akis, bet mažiukas kai pribėgo, pakėlė vis dėlto akis į dangų, sako, Dieve, matau. Ir iš tikrųjų, nuo ko? Nuo gerų maistinių medžiagų, nors tiek jai paryškėjo vaizdas. Bet kai sakau, du keliai, ką tu renkiesi? Gyvenimas daro savo ir jai irgi pasiūlė gydytojas papildus ir jinai sustabdė Neolife vartojimus ir pradėjo jinai nebematyti. Ir jinai visiškai pradėjo eiti sienom ir aš jai sakau, Kristina, sakau, tu nebematai? Sakau, tai neveikia tie papildai to daktaro. Aš nežinau, sako, aš suvalgyčiau bet ką, bet pas jūs brangiai kainuoja. Tada aš paėmiau jai ir paskaičiavau, kiek tas brangiai kainuoja. Sakau, sako, aš brangiau moku pas to daktarą. Sakau, tai ką tu renkies? Tai jinai vėl sugrįžo prie Neolife papildų, labai džiaugiuosi. Ir tuo noriu pasakyti, kad silpsta regėjimas, nebijokit panaudoti karotenoidus, flavonoidus, C vitaminą. Kodėl C vitaminą? C vitaminas mūsų organizme, jisai nesikaupia, o kas 8 valandas jisai ima, o daugiausiai ima mūsų akių lęšiukai. Ir kai pradedi girdėti, kad vienam lęšiukus pakeitė, kitam lęšiukus pakeitė, tada vėl tavo pasirinkimas, ar tau tiesiog pamylėti save, nusipirkti maistinių medžiagų ir pagerti, nes mūsų mažas lęšiukas ima daugiausiai vitamino C. Suskauda skrandį, nes turime kalcio, magnio, D. Ir išgėrus omega, atsiraugiam omega. Tai rodo, kad tavo skrandis tikrai streikuoja. Tai turim alijošį, nevirškina turim alijošį. Turim eilę geriausių maistinių medžiagų, bet tai turėkime savo sandėlyje. O kai nueini pas gydytojo ir pasidarai tyrimus, ir kai tyrimai pasako, kad tau pakilo cholesterolis, tai noriu pakalbinti Gitaną. Mažai.
Kai tu Gitanai susitvarkėjai savo cholesterolį ir aš girdėjau, kad tu tikrai ne vienam žmogui padėjai būtent susitvarkyti tą cholesterolį ir daug sugelbėjai. Jo, dabar turbūt ant bangos ta sveiki, mano vardas Gitana, kas